Jo, šiai dienai yra visokiausių dar neįspręstų darbų, ką reikia pasidaryti ir vis kažkaip daliname su Erika darbus, bet aš, kadangi daugiau būnu kelyje ir labai plačiai vienam, antram mieste, tai reikia užlėkti vieną vietą, kur girdėjau, sakė, nu ten kosminės erdvės baldų, būtent ko mums dabar ir reikia, nes norisi kažkaip jau gal taip truputėlį to šilumos viduje, ne vien tik to kubistinio tokio, kaip sakyti, įvaizdžių namie, o norisi jau truputėlį tos šilumos, ką duoda baldai, kur paverčia tavo namus į tikrus namus. Tai užlėksim, pasižiūrėsim. Tai vieta vadinasi Baldų turgus. Jau matau, kur mano visa diena išgaros. Pirmas įspūdis toks muša per galvą. Šiaip vienoje vietoje dar tiek baldų nesu matęs. 1, 2, 3, 4 kasus. Bus ką veikti. Bet vis tiek tas pirmus tokius užmetimus reikės man pačiam padaryti, o po to Vitulskį neprišildysim ir tai, kas man patinka, privalės patikti ir jai. Čia turbūt pagalbos susilauksiu. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Malonu. Jūs moteris, jūs mane gerai suprasit. Noriu tokį užvedimą padaryti. Pirmiausia, apsičekint, kas čia yra, kad po to atsivežti žmoną ir truputėlį ją pamatyti, kalbinti, kad vienoje vietoje iš tikrųjų yra patogiausia viską imt, ramiai galva, o pasirinkimo tikrai yra. Ir tai gal man pagelbėsit, kas liečia tą medžiagiškumą, viską, kad labai protingas prieš Eriką pasirodyčiau. Merūnai, atvykote į teisingą vietą. Padėsime išsirinkti, išspręsime kilusius klausimus. Pirmiausias klausimas būtų, ar turite tam laiko, nes parduotuvė iš tiesų didelė ir užtruksime nemažai. Nebus taip, kad atmestina ranka, nes reikia paruošti visus atsakymus mylimam žmogui, kuris irgi neturi laiko, o tada kitą kartą atvažiuosiu su žmona, tada jau turėsiu ir jai visus atsakymus. Mes esame viena didžiausių baldų parduotuvių Lietuvoje. Ekspozicijos turime Kauno ir Vilniaus miestuose. Gyvai galite apžiūrėti daugelį modelių. Taip pat vietoje yra sandėlis, kai jūs įsigijate baldą ir vykstate jo iš karto atsiimti. Asortimentas platus, siūloma įvairaus kategorijų prekių, tiek kainos atžvilgių, tiek stilistikos. Kviečiu apsižvalgyti. Pas jūs visko sofų daug, tikrai yra ką rinktis ir matau čia net, kaip ir suprantu, vandeniu, ne? Čia yra audinio savybė, audinys yra impregnuotas skysčiam atsparia danga. Tai reiškia, kad įsiliejus skysčiams, kurį laiką jie laikosi paviršių, nesigeria į paviršių. Tai turime įvairių tiek draugiškų gyvūnams, tiek impregnuotų audinių. Prie pirties yra nemažai drėgmės, tai įdomu pats visas korpusas, nes aš toks esu krapštukas, man vis laik įdomu, iš ko padaryta, kas padaryta, kokios medžiagos naudotos, jis norisi, kad ne metus tarnautų, neduoja to žymiai toliau, ilgiau. Visų sofų viduje rasite natūralią medieną, dažniausiai yra naudojama spygliuočiai, kažkokie gali būti metaliniai karkasai, įvairaus tipo naudojami porolonai, tiek spiruoklės ir audiniai. Jų visokių čia spalvų, aš matau, kaip yra, ne? Taip, sandėlyje turime daugiau spalvų, tiek audinio pasirinkimo. Ai, kaip gerai. Galima čia porai valandų pasilikti. Toks irgi gerai visai nusifotkinti. Jums nebūtina fotografuoti. Visus modelius rasite elektroniniai parduotuviai. Tai reikia nuskanuoti QR kodą esantį ant kainos ženklio. Šitas, ne? Mūsų parduotuvėse galima rasti įvairių modelių baldų, tai pasirinkimas yra nuo svetainės, jaunuolio, virtuvės prieškambario. Baldais galima lengvai apstatyti visus namus. Turime ne tik galybę minkštų baldų, tačiau savo klientams galime pasiūlyti korpusinių baldų. Įvairaus dydžio, įvairaus poreikio, dažniausiai yra komplektuojami iš atskirų detalių, komodų, vitrinotuvių komodų, gali būti pakabinami, gali būti pastatomi. Pas jūs dar, pažiūrėjau, yra toks dalykas kaip interjeristė kokia nors, kuri patartų, sakytų, o Jėzau, tik nedėkit raudoną su violetinė, nes čia viskas kertas ir taip toliau. Mūsų konsultantai tikrai turi didelę patirtį baldų srityje, tad lengvai patars susirinkti audinį, baldo dydį ir su spalva tikrai neprašausite. Turiu nemažai draugų viengungių, kurie susipykė su skoniu, tai gerai, kad yra ką atsiremti. Žinote, kur pakviesti. Man tas Vizardas.
Geras. Pakeliami stalai yra ne tik naudingi jaunuoliams, bet taip pat ir suaugusiems dirbant, nes sumažina nuovargį. Slėpinių pažaidžia čia kartais. Būna visko. Dar vienintelis yra momentas apie virtuvę, nes aš galvoju, kad pirty vis tiek reikėtų tokias vietos, kur užsikaistum vandens, siplauti indą, kaip mažoj kriauklytėj, tokia virtuvėlė, kur nebūtų panašiai virtuvė. Merūnai esame būtent ten, kur ir reikia. Virtuvės mūsų parduotuvėje galite komplektuoti iš atskirų spintelių, taip išgaunant jums reikiamą virtuvės baldų dydį, plotį, ilgį, galite rinktis skirtingų spalvų. Visi virtuvės baldai yra pagaminti iš praktiškų ir kokybiškų medžiagų. Viską turime vietoje, tad virtuvę nusipirkus tą pačią dieną galite ją jau turėti savo namuose. Yra didelis pasirinkimas, baldų turgus, tai manau, kad ta vieta, kur visos tavo idėjos gali išsipildyti, reikia to ir pasinaudoti.